Mano vardas Goda Grigolytė, esu redaktorė, daugiausia redaguoju grožinę literatūrą, originaliją lietuvių autorių, taip pat ir vertimus ir dirbu kaip vertėja, kino scenarijų, kino titrų vertėja. Redaktoriaus darbas iš tiesų tai yra labai kūrybiškas užsiėmimas. Man tai yra didžiulė laimė, kad galiu prisidėti prie tam tikros grožinės tos kūrybos kūrimo. Bet kita vertus tai reikalaujantis labai daug kruopštumo, atidumo, sutelktumo. Ir žinoma, visą laiką turi laikyti pulsą ant tos naujausios literatūros, sekti, domėtis kalbos tom naujovėm. Tai, žodžiu, tai yra platus, kūrybiškas ir tuo pačiu reikalaujantis dėmesio labai užsiėmimas. Man tenka girdėti, kad kartais viršų jau ima išmaniosios redaktorinės programos, bet esu tikra, kad vis tiek gyvo žmogaus prisidėjimas prie to literatūrinio kūrinio niekada jisai nebus pakeistas. Ir aš kažkaip tikiuosi ir viliuosi ir tikiu, kad redaktoriaus darbas turi ateitį, nes tai yra dviejų žmonių bendradarbiavimas. Visada tai yra autoriaus ir redaktoriaus bendradarbiavimas. Ir be jo, jeigu galbūt ir įmanomas tas išleisti kūrinį be redaktoriaus, tačiau dėl kokybės tai yra nepamainomas redaktoriaus darbas. Linkiu nepailsti skaityti geros, kokybiškos literatūros, ypač lietuvių autorių, ypač grožinės literatūros. Ir taip pat linkiu nekreipti dėmesio į atsirandančias išmaniąsias redagavimo programas, o tiesiog mylint dirbti savo darbą.